taip greit ir pabėgot? Aš galiu pabūti, jeigu reikia. Nu, man iš tikrųjų būtų biški drąsiau, kai tiek daug. O gal gali man režisierius parodyti, kiek yra čia žmonių? Aš pasinaudodamas tą progą, dar rodykit, aš nusifotografuosiu jūs visus. Jūs nieko prieš? Įsikelsiu į Facebooką ir jūs galėsite užsitaginti. Super. Aš atėjau šiandien pasidalinti savo patirtimi. Ir aš tikiuosi, jums bus įdomu. Bet norėjau pirmą paklausti, kokia yra dalis, kiek iš jūsų yra 12 klasių moksleivių? Ok. Kiek yra 11 klasių moksleivių? Daugiau. Kiek yra 10? Tai visi taip atėjo pasiruošti biškį iš anksto, aš taip matau, ne? Iš tikrųjų. Aš papasakosiu, kaip ir kur reikia stoti, kaip man atrodo. Ar jūs, gal jūs man galite pasakyti, kaip man, kur reikia stoti? 12-okai. Ok, dėja negirdžiu. Kas jau žino, kur reikia stoti ir kur kažkas stos? Čia ranką matau, ten ranką, ten. Tai jūs visi galite dabar išeiti namo. Bet galite ir neišeiti, galite truputį pabūt, paklausyti. Aš atsimenu, būdamas 12 klasiai, aš sprendžiau tą dilemą, kur man stoti. Ir tada viskas atrodė labai fatališka, kad aš jeigu įstosiu kažkur tai į, nežinau, į kokią, pavyzdžiui, ekonomiką, aš negalėsiu būti santechnikas, pavyzdžiui, arba jeigu aš kažkur tai eisiu studijuoti teisę, aš negalėsiu būti šokėjas, ir buvo taip viskas žiauriai fatališka. Aš įsivaizduoju, jum irgi dabar taip yra. Apskritai viskas taip atrodo gyvenime šiek tiek, vienintelis šansas, vienintelė galimybė. Tai aš galiu jūs nudžiuginti, todėl kad aš jau tą atkarpą praėjau, jau pabuvau, tai nėra vienintelė galimybė. Ir jeigu jūs nežinot, kur stoti šiemet, jeigu jūs netyčia neįstosit ten, kur jums reikia, kur jūsų likimas yra įstoti, jeigu jūs nespėsit į kažkokį tai troleibusą ar dar, nepergyvenkit. Gyvenimas duoda antrą šansą. Visą laiką jis pasitaikys, nesiparink. Aš savo ruožtu pasirinkau stoti į pačią tuo metu populiariausią ir pačią man geriausiai skambėjusią profesiją. Tai buvo verslo vadyba. Aš jeigu neklystu, tai buvo 2 metai, kai apskritai ta profesija buvo dėstoma mano universitete. Ir padaręs tą pasirinkimą, dar nepadaręs dokumentų, tiesa, pas mane ateina mano tėvas, kuris buvo dėstytojas, vis dar yra inžinierius. Ir jis man sako, Mindaugai, kur tu planuoji stoti? Ir aš sakau, tėte, į verslo vadybą? Tėvas sako, o tu nesvarstei stoti į aplinkos inžineriją? Aš taip galvoju, gerai, duosiu tėvui šansą. Gerai, parduok man. Ne, sakau, tėti, nebandžiau, negalvojau, o ką ten aš pabaigęs galėsiu veikti? Tėvas sako, tu, pavyzdžiui, galėsi suprojektuoti vėdinimo sistemą pastatui. Ir mes abu supratom, kad jam nepavyko man parduoti tos idėjos. Nors jeigu jis būtų pradėjęs iš kito galo, tipo
kiek kažkas būtų norėjęs man sumokėti už tai, kad aš suprojektuočiau tą sistemą, aš būčiau pasvarstęs 2 kartus. Tai va, ir aš visgi įstojau į verslo vadybą. Žinot, ką norėčiau svarbiausia pasakyti, kad, žinokit, nėra neteisingų profesijų. Jeigu jūs galvojate, tarkim, kad visi pinigai yra uždirbami kažkur IT srityje, galbūt kažkur politikoje, galbūt kažkur medicinoje, jeigu jūs orientuojatės į tai, jūs ne visai teisūs. Todėl, kad aš, tarkim, pažįstu tokią valytoją Nadią, aš apie ją žinau, aš jos dar nepažįstu, kuri iš pradžių norėjo būti siuvėja, bet po to tokių laimingų sutapimų ir gerų žmonių dėka, jinai tapo valytoja, jinai vaikšto ir valo namus. Nadia uždirba neregėtus Nadiai pinigus. Nadia niekada net nesapnavo apie tokias babkes. Nadia nepersidirba ir Nadia yra laiminga. Ir žinokit, tas mažas, gal ne mažas, bet tas vienas svarbus dalykas, laiminga, gyvenime yra žiauriai svarbu. Žiauriai svarbu. Jūs turbūt esat matę internete ar girdėjot, pavyzdžiui, yra tokia daina, kuri ten pasakoja iš tikrųjų, ką reikia gyvenime daryti, ką nedaryti, kur reikia ten eiti, kur neit, stoti, nestoti. Yra, pavyzdžiui, toks labai motyvacinis, labai geras video, kai amžinatilsį Steve'as Jobsas. Jūs žinot, kas yra Steve'as Jobsas? Jisai sakė tokią kalbą, motyvacinę kalbą, berods baigusiems studentams. Ir tos kalbos visa esmė yra tokia, kad jūs turit būti alkani. Alkani, žinoma, pavalgyti norisi, bet svarbiausia alkani, kad būtumėt žinių ir naujų patirčių. Kaip viena kolegė prieš tai kalbėjo, kad praktika yra labai svarbu. Taip, praktika yra labai svarbu, teorija, viskas iš esmės yra svarbu. Bet taip pat yra be galo svarbu jausti alkį. Alkį praktikai, alkį žinioms. Reikia norėti naujų patirčių, kurios jums atneš kažkokį tai žinojimą, kažkokį tai mokėjimą. Pavyzdžiui, ar tie, kurie jau svarsto stoti, yra išnagrinėję, ką daro dauguma profesijos atstovų. Tarkim, ką veikia buhalteris, pavyzdžiui. Kaip atrodo buhalterio darbo diena? Ar jūs įsivaizduojat? Kas nori tapti buhalteriu? Ar jūs įsivaizduojat, ką veikia buhalteris? Aš, aišku, kvailai klausiu, aš negirdžiu, ką jūs sako. Aš tikiuosi, jūs žinot. Iš tikrųjų, manau, kad bandydamas padėti norintiems kažkur stoti, aš galėčiau patarti, sužinoti, ką veikia profesijos. Todėl, kad profesijų yra tiek daug gyvenime, tiek daug pasaulyje, kad, ne tai, kad jūs, aš, bet mes kartu sudėjus visi neįsivaizduojam. Pavyzdžiui, ar jūs žinot, ką veikia aktoriaus profesijos atstovai? Jūs teisus, vaidina. Bet ką jie daugiausiai veikia, jūs nežinot. Daugiausiai jie laukia. Aš irgi aktorius. Kodėl? Aš jums papasakosiu tokią istoriją. Buvo Lietuvoje kuriamas didžiulis filmas, vadinasi Transsiberian. Jisai apie įvykius atsitikusius bevažiuojant traukiniu tarp Maskvos ir Pekino. Toksai maršrutas labai žymus yra. Ir tenai vaidino labai žymus aktorius Džonas Malkovičius. Ir man teko su juo garbė pavaidinti. Aš jums papasakosiu, kaip tai atrodė. Man
keletą dienų iš anksto perspėjo apie datą, kada aš turėsiu vaidinti, man aišku, jinai tiko. Ir pasakė, Mindė, tu turi atvaryti 7:30 ar 6:30 ar 7:30, labai vienu žodžiu anksti, turi būti ant Tauro kalno, nes ten buvo visa tokia išsidėstus toksai kempingas visų dalyvių filmavimo. Ir aš, aišku, atvariau, aš buvau dar gal pusę valandos anksčiau. Man išskyrė tokią vietą, kur aš turėjau persirengti iš pradžių. Tada mane pakvietė į grimą. Aš nuvariau į kitą trailerį, nusigrimavau, nupiešė man veidą. Šiaip, džiauriai čiotkai padarė viską. Ir tada man reikėjo truputį palaukti. Tai atvažiavęs iš ryto, tarkim, apie 8 valandą, aš turėjau šiek tiek palaukti iki 6 vakare, kol priėjo mano eilė, kol pradėjo filmuoti mano sceną. Ir tai atsitinka praktiškai kiekvienam filme. Tai atsitinka praktiškai visada. Tai net ir patys aktoriai juokauja, kad jų yra profesija daugiau laukti negu vaidinti. Ir iš tikrųjų, tas mano vaidinimas su juo užtruko, gerą pusvalandį. Bet šiaip jis labai kietas aktorius. Ir toliau kalbant apie tai, kur stoti, jūs pabandykite įsivaizduoti, kad specialybė, jinai susideda iš daug įvairiausių dalykų. Tarkim, žmonės studijuojantis vadybą, jie turi daugybę įvairiausių, dar priklauso, aišku, ir nuo universitetų, ar kitų mokymo įstaigų, studijuoja įvairiausių dalykų daugybę. Aš studijavau ir matematiką, ir ergonomiką, ir įvairiausius kitus dalykus. Ir prieš stojant kažkur jums, aš norėčiau patarti sužinoti visus tuos dalykus, kuriuos jūs mokysitės. Sužinoti dėstytojus, kurie jūs tų dalykų mokys. Sužinoti apie dėstytojus daugiau. Sužinoti ne tik tai, kaip jie atrodo, sužinoti jų vardus, pasiekimus, tarkim, kokius jie yra išleidę straipsnius, bet galbūt yra kažkokio atsiliepimo apie juos. Galbūt jūs galite sudalyvauti jų kažkokiuose seminaruose. Sužinoję tai, toliau jūs galite toliau gilintis apie pačią mokymosi įstaigą. Ar joje yra kompiuteriai, pavyzdžiui, ar joje yra monitoriai, ar joje yra projektoriai, ar ta mokykla pas save pasikviečia studentų ar dėstytojų iš užsienio, kur žiauriai įdomu yra su jais pabendrauti. Ir jeigu visa tai yra, jeigu jūs palyginsite vieną, kitą, gal 3, gal 4 profesijas, kurias jūs galvojate studijuoti, jūs tada pamatysite skirtumą. O pamatę skirtumą, galėsite daryti pagrįstą pasirinkimą, kuris savo ruožtu bus argumentuotas. Dar turiu vieną istoriją apie vieną aktorių. Galbūt jums bus įdomu ją išgirsti. Jūs, jeigu matėte filmą Redirected, ar matėte filmą? Bet ar jums galima buvo jį žiūrėti? Dar vienas paradoksas. Atsimenat, buvo tokia scena, kai atvažiuoja užsieniečiai pirkti šautuvų į Sąvartyną. Ir ten yra toksai mažas veikėjas, kuris vertė Sąvartyno šeimininkui, ką sako užsieniečiai ir atvirkščiai. Tai va tam mažam aktoriui, mažam dideliam aktoriui, įsivaizduokit, nebuvo galima ateiti į premjerą to filmo, kuriame jisai vaidino. Skauda, ar ne? Tai va, apie kitą jo aktorių, apie tą, kuris nuogas lakstė. Jisai yra kilęs iš Honkongo, jisai dalį gyvenimo praleido Australijoje, dalį Honkonge, mėtytas, vėtytas. Kažkada atvyko į Didžiąją Britaniją ir nuėjo į miuziklą. Pamatė miuziklą, pamatė dainuojančius jame žmonės, pamatė
visas dekoracijas, tas šviesas ir tą dėmesį, kurį gauna aktoriai. Ir vieną dieną nusprendė, aš noriu tai daryti. Nu, talento ten yra, aišku. Kažkiek, galimybių reikia kažkiek, bet bičas užsispyrė. Jisai dirbo ten per keletą darbų, jisai studijavo, galų gale baigė, jisai pateko gavo keletą tokių svarbesnių vaidmenų iš tikrųjų ir tarptautinę šlovę dabar užsidirbo. Ir jis man papasakojo tokią istoriją, kaip likimas vieną kartą vos jo nesužlugdė. Jisai nuėjo į vieną atranką, atranka vadinasi castingas, jūs turbūt tai žinote. Nuėjo į vieną castingą, nuėjo į kitą castingą, į 3., 5., 9., 20. castingą. Ir jis buvo beprarandąs viltį apskritai vėl patekti į filmavimo aikštelę. Bet bičas užsibrėžė savo tokį tikslą. Sako, nueisiu į 100 castingų. Ir ką jūs savo galvojat? Jis nuėjo į 100 castingų. Jisai 100 kartų ėjo į darbo pokalbį. Ir 100-ajam jisai gavo darbą. Ir po to viskas nusirito daug lengviau. Norėčiau jums palinkėti. Palinkėti tiek daug užsispyrimo, tiek daug drąsos ir tiek daug ryžto pasiekti tikslą net tada, kai 100 kartų jums nepasiseks tai padaryti. Ačiū jums. Garsiau, berniukai, mergaitės, garsiau. Mindaugai, iš tikrųjų, buvo chebra sustingus. Ir aš kaip suprantu, vienas iš pagrindinių tavo arkliukų yra tas gražus kalbėjimas šnipždėjimas. Jie bijojo praleisti, kad ir vieną tavo žodį. Vieną kartą labai gražiai Rolandas apibūdintas, sako, atrodo, kad kažkur kažkas maugia. Klausykit, aš tokį klausimą tau noriu užduoti vieną, ar ne? Tu esi žmogus, aktorius, profesionalus, dabar jau galima sakyti aktorius, bet to išsilavinimo, sakykime, aktorinio tu neturi. Ar galima pasakyti mūsų jaunimui, kad kai kurie dalykai yra tiesiog įgimti ir kartais tiesa yra ta, kad daugiau reikia įdėti darbo negu talento ar atrasti savo moksluose. Kaip tu atradai savo aktorinį, ar tu žadi studijuoti jį? Tu dabar esi atradęs, tu tikras aktorius, mes jį skaitom kaip aktorį, teisingai? Nėra jokios abejonės ir joks diplomas tai nepakeis, bet ar tu manai, kad tau jo reikia? Kaip tu galvoji? Aš galvoju vienas dalykas, kad įgimti dalykai, tai dažniausiai tai būna tinginystė, įgimtas dalykas. Bet kokiu atveju, be praktikos, joks jūsų sugebėjimas ar kažkoksai tai, nežinau, noras kažką tai padaryti, jisai neatsiras. Man asmeniškai pasisekė. Man iš tikrųjų žiauriai pasisekė. Aš savo hobį paverčiau, negaliu sakyti darbo, bet tai, toks labai geras hobis, labai toksai ir egzotiškas ir įdomus. Tikrai nelinkėčiau kiekvienam to siekti. Todėl, kad kiekvienas mes esam kažkiek tai skirtingas. Bet atrasit gyvenime tai, kad iš tikrųjų diplomas, jisai yra geras dalykas. Jisai atveria tau akiratį, jisai supažindina tave su daugybė taisyklių, normų, mokslo ir žinių. Taip pat atveda į tavo gyvenimą vienus iš svarbiausių žmonių. Bet ne visur jisai yra būtinas. Bet praverčia. Ačiū tau labai. Ačiū visiems. Ačiū Rolandai.